Nesijaudik. Viskas gerai. Pagaliau. Gerai. Dabar, žinai, ramiai pakvėpuojam. Pasiruošęs? Jo, gerai. Pasiruošęs, gerai. 1-1, centriukas, kaip mane girdit. Dėja, turbūt niekas neatsilieps. Centriukas sėdė prie kompiuterio. Taip, supratau. Sveiki sugrįžę į Kovoto kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes lankomės radio ryšio sistemose. Tai ir šnekėsime su Osvaldu, kuris yra radio ryšio įkūrėjas. Na, taip. Tai jau matėte turbūt kanale, mes turėjome 2 racijas ir turėjom bandymą. Mes bandėm su analoginė radio ryšio stotelė ir su skaitmeninė pasišnekėti miške. Tai iš tikrųjų žmonės gal šiek tiek nesuprato, jie tai galvoja, kad mes bandom vieną prieš kitą palyginti. Tai va dabar su specialistu apie radio ryšį ir pasišnekėsime, kas yra skaitmeninė radio stotelė, kas yra analoginė, kokie skirtumai, apie ką reikėtų pagalvoti. Ok, tai gal aš ir pradėsiu. Pradėkit, apšvieskit. Nuo pačios pradžios. Anksčiau racija tai būdavo, racija. Taip, ta prasme, taip vadinama radio stotelė, tiesiog būdavo jinai labai paprasta ir turėdavo tik vieną funkciją, tik kalbėti analoginiu ryšiu. Kaip pavyzdžiui, va šiandien pas mane dabar kabo šitą radio stotelę, tai yra analoginė stotelė, labai paprasta, labai elementari, jinai skirta tik susikalbėti su kitais žmonėmis. Niuansas, kad stotelės dabar labai stipriai evoliucionavo ir nuo tų standartinių įprastų analoginių stotelių jos pasikeitė ir turi labai daugybę skirtingų pakraipų. Vien tik tai skaitmeninės naujos kartos stotelės gali būti standartinio DMR ryšio stotelės, tetros stotelės, NXDN'as ir dar paieškojus galima būtų rasti skirtingų įvairių rūšių pasaulyje. Tai kad suprasti patį pagrindą, kuo skiriasi skaitmena ir analogas, tai aš labiausiai noriu visą laiką linkęs akcentuoti tą televizijos principą. Jeigu kažkas atsimena vaikystėje, kaime pas močiutę, ten televizorius rodydavo, tarkim, vaizdą su sniegeliu. Aš atsimenu, šilelį, dar prie šilelį sėdėjau. Ir ten priklausydavo, kaip tu ten kur anteną pakraipai, ten ta prasme to sniegučio daugiau arba mažiau ir jis rodydavo. Tai skaitmena eliminuoja šitą dalyką ir tokiu atveju tu gauni visą laiką gražų sklandų ryšį. Bet čia prasideda kitas toks skaitmenos toks kaip ir trūkumas. Signalas turi būti geras ir stiprus. Tai kai signalas yra geras ir stiprus, tu turi gerą sklandų ryšį. Jeigu signalas suprastėja, signalo kokybė suprastėja, tu to ryšio neturi. Tai va čia ir prasideda toks niuansas. Jeigu tu naudosies radio stotelėmis kažkokioj nežinomai teritorijai ir tau reikia maksimalaus ryšio atstumo, tai gali naudotis civiliniams reikmėms, tikrai gali naudotis analoginiu ryšiu. Tada pagal triukšmo kiekį ryšyje, ta prasme, tas sniegas televizoriuje, ir tai radio ryšy, tai būtų tas papildomas šnipštimas, ten modulacijos suprastėjimas ir panašiai. Tai pagal šitą triukšmo kiekį tu gali nuspręsti, kada tas ryšys nutrūks. Kai tiesiog 1-2 dienas panaudoji, tai skirtingais atstumais matai, kad kuo arčiau kita radio stotelė, tuo tu švariau kalbi, kuo ta kita stotelė toliau, tuo didėja triukšmo lygis. Ir panaudojus kelias dienas, kiekvienas iš mūsų gali tapti specialistais ir suprasti, kada ryšys išsijungs. Ta prasme, tai toks yra analoginis radio ryšys. Tai kai reikia didelio atstumo, tada tu gali naudotis analogą ir išsitestuoti, kurgi tas ryšys nutrūks, kad žinotum, kiek tu gali kalbėtis. Jeigu tu išsibandai tą ryšį ir tas ryšys niekur nenutrūksta ir turi, tarkim, stotelę, kuri, kaip pavyzdys šitą radio stotelę, jinai gali veikti tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu būdu,
gali persijungti skaitmeninį kanalą, tada tokiu atveju tu visada turi gražų, švarų ryšį, beveik tai tokį patį, kaip kalbant telefonu. Jis niekur nefonuoja, nėra jokio šnipštimo, ta prasme, labai aiškus, suprantamas balsas. Taip. O dabar buvo vienas komentaras, bent jau po paskutinio mano video, kad kažkaip jis pakomentavo žmogus, kad fizikos dėsnių nepakeisi ir analogas yra analogas ir bent jau aš kaip supratau, kad su analogu visą laiką daugiau kažkaip gali pasiekti, ta prasme, atstumo prasme. Ta prasme, čia žiūrėkit, dar esminis koks dalykas, kurį reikia žinoti, tai kiekviena radijo stotelė, kiekvienas gamintojas, kiekviena radijo stotelė gali turėti skirtingą galingumą. Tarkim, jeigu yra naudojamas tas radijo stotelės civiliniams buitiniams reikmėms, tai jos dažniausiai turėtų būti pagamintos pagal PMR 446 standartą Europoje, kur yra apribotas galingumas ir jos visos turėtų kalbėti plius minus vienodu atstumu. Tačiau skirtingi gamintojai gamina skirtingas stoteles skirtingoms rinkoms ir kai kurios stotelės turi, tarkim, didesnį galingumą ir ribojasi iki tų standartų programiniu būdu. Tai vėlgi čia prasideda tie niuansai. Stotelės galingumas, antena ir geografinės vietovės ypatybės. Nuo šitų trijų faktorių priklauso ryšio atstumas. Ne nuo to, kad tai yra analogas ar tai yra skaitmena, o nuo galingumo, antenos ir padėties, kur žmogus randasi tuo metu. Jeigu du žmonės stovi ant kalniukų, kurie yra iškilę kažkur aukščiau, tai jie turės vienokį atstumą ir tie patys du žmonės gali būti vienas vienoje kalno pusėje, kitas kitoje kalno pusėje ir jie gali neturėti iš vis jokio ryšio tarpusavy. Okay. Dar paprasčiau taip, didmiesčio gyventojams, tai jeigu vienas žmogus įliptų į 16 aukštą ir kitas žmogus į 16 aukštą, jų ryšio atstumas būtų visiškai kitoks negu tie patys du žmonės stovėtų 16 aukščio apačiose. Tai mes bent jau kaip testavom stoteles, tiek skaitmeninė, tiek analoginė, tai su analoginė mes berods pasiekėm miškingoje vietovėje. Tikrai nežėjom, kad ten kažkur būtumėm properšas ar dar kažkas, tai tiesiog vienas žmogus buvo miške vienoje pusėje, aš kitoje pusėje vis tolau ir su analoginė mes pasiekėm apie gal 1,5 kilometro. O su skaitmena pasiekė daugiau? O su skaitmena pasiekėm 3,5 berods. Gerai. Ir tada mieste su ta pačia analoginė stotelė pasiekėm apie 2 km. Tai šiek tiek jau daugiau. Ok. Taip, tai kaip aš ir minėjau, dėl geografinių vietovės ypatybių gali būti labai daug ryšio skirtumų, nes pats prasčiausias ryšys visą laiką bus tankiame lapuočių miške vasarą po lietaus. Todėl, kad dėl fizikos dėsnių tas radio ryšys jisai susigers ir jisai taip neatsispindės. Tam pačiam miške, naudojant radio stoteles po lapkričio mėnesio, ta prasme, kai lapai yra nukritę, ryšio atstumas jau bus visiškai kitoks. Todėl, kad skvarba bus geresnė. Lapai neuždengs nieko neužstos ir kalbės toliau. Vienintelis klausimas, kurį norėčiau pasiklausti, ar tikrai testavot su identiškom stotelėm? Taip. Identiškom stotelėm, taip. Ta prasme, tai buvo dvi tokios pačios stotelės. Stotelės, tik tai viena kalbėjo analogų, kita skaitmeną. Ne, mes, ta prasme, turėjom 4 stotelės, tai 2 stotelės analoginės identiškos ir 2 stotelės skaitmeninės identiškos. Bet tai 4 tokios pačios buvo stotelės ar ne tokios pačios? Ta prasme, nes jeigu kaip pavyzdys, tai yra va šita stotelė, taip, čia yra, jinai turi 2 galingumo tipus, arba 2 vatai, arba pusę vato. Čia priklausomai nuo to, kaip jinai programiškai yra apdorota. Šita stotelė turi 3 galingumus. Vatas, 5 ir 10. Tai jeigu jinai programiškai buvo nustatyta 10 vatų, o šita stotelė programiškai nustatyta, pavyzdžiui, 2 vatai, tai reiškia šita stotelė šiaip jau iš savęs 5 kartus galingesnė. 5 kartus galingesnė. Tai kai 5 kartus galingesnė,
ryšio atstumas irgi bus gerokai didesnis. Nes matot, turbūt čia tiem, kas nepasigilinę į ryšio, kaip pasakyti, subtilybės, visą laiką mano, ta prasme, aš pats irgi lygiai taip pat maniau, man atvažiuoja į pratybas, tau duoda stotelę, viskas, čia yra skaitmeninė gera stotelė, trauks labai ilgai. Ok, valio. Bet turbūt, kaip mes nesuprantam, kad jeigu nebūtinai, kad skaitmena bus daug pranašesnė nei analogas, bet priklauso nuo visų nustatymų. Tai jeigu tikrai taip. Galingumas nustatytas vienaip, tai ir... Tai, ta prasme, tu gali turėti pačią geriausią radio stotelę, gali turėti gerus nustatymus, ten visokius kodavimus uždėtus ir taip toliau, bet jeigu tau reikia maksimalaus ryšio atstumo, o tavo stotelė yra apribota iki žemiausio galingumo, fizikos dėsnių niekas nepakeis. Ta prasme, tu ir turėsi tą ryšį iki tam tikros ribos. Lygiai taip pat po to tiesiog tą stotelę perprogramavus, pakėlus galingumą, ryšio atstumai padidės, nieko nepakeitus. Ta prasme, nieko daugiau papildomai nepakeitus, nei aplinkos, nei antenos, tiesiog galingumas jau automatu praplės ryšio atstumą. Dabar mes kaip žiūrim į analoginę ir skaitmeninę stoteles radio ryšiui, tai visi, dauguma tikrai, kas nėra vėlgi susidūrę su tais ypatumais, visi galvoja, kad skaitmeninė radio stotelė daug pranašesnė už analoginę, kad ten slaptai užsikoduoji, nieks tavęs negali nulaužti, pasiklausyti. Tai ar čia yra tiesiog didžiulis išpūstas mitas, ar kažkiek vis dėlto tiesos yra? Ok, tai grįžtų tada vėl prie pradžių. Tai analoginė stotelė neturi jokio saugumo. Ta prasme, ją gali pasiklausyti bet kuris kitas žmogus, kuris turi tokią pačią radio stotelę, kuri nustatyta tokiais pačiais dažniais. Arba ten tiesiog naudoja kažkokį skenerį ir tiesiog, tai yra informacija perdodama atvirų tekstų. Jinai niekaip nėra apsaugota, ji yra atvira ir ją gali visi pasiklausyti. Tai čia tokie yra analoginio ryšio ypatumai. Taip, ta prasme, tiesiog kalbėtis tarpusavy. Tai jeigu tu neturi ko slėpti, gali kalbėti analogų, viskas bus ok. Ta prasme, tai dažniausiai ten civiliniams reiksmėms, šeimos žygiai kažkokie ten, tarkim, į gamtą ir panašiai, tikrai taip užtenka analoginių stotelių. Su skaitmena yra kitas dalykas. Kaip minėjau, skaitmenos yra daugybė rūšių ir tarkim, jeigu imam populiariausią skaitmenos rūšį, tai yra DMR standartą, tas DMR'as turi vėl savo ypatybės. Tai gali būti atviro DMR standarto stotelė, ne tai, kad standarto, bet nekoduota, tai reiškia, gali turėti skirtingų gamintojų radio stoteles, bet jeigu jos yra suprogramuotos tuo pačiu dažniu, tuo pačiu kanalu, kaip analogas, ir nėra jokio rakto kodo suprogramuoto, tai reiškia, tu gali kalbėti su skirtingų gamintojų radio stotelėm skaitmena. Ta prasme, tokiu atveju tu gausi tą švarų, gražų balsą. Taip, ta prasme, didesnių atstumų kalbi, bet vis dar švariai, gražiai, tvarkingai. Ir tada prasideda tie kiti dalykai, kuriuos reikia žinoti. Jeigu tau yra svarbu, kad tavęs kažkas neklausytų, negalėtų išgirsti, reikia žiūrėti, ar tas gamintojas turi kažkokią kodavimo funkciją. Ir tada prasideda. Skirtingi gamintojai turi savo vidinius kodavimus. Tarkim, ten vieno gamintojo nusipirkai, kuris ten koduoja 4 bitų kodavimo raktu, kitas ten galbūt 32 bitų kodavimo raktu arba ten 40 bitų kodavimo raktu. Ir yra taip vadinami tarptautiniai standartai, tai yra ARC4 kodavimas, ARC4, AES128 ir AES256. Vėlgi, kai šitie kodavimai yra nustatomi, tai suvedami tie rakto kodai, vėlgi gali į skirtingų gamintojų radio stoteles irgi lygiai taip pat suprogramuoti su tais pačiais rakto kodais ir gali kalbėti su skirtingų gamintojų radio stotelėm tais pačiais kanalais. Bet jeigu nebus įdėtas tas pats
rakto kodas, tu negalėsi jo pasiklausyti, o AES 128 ir AES 256 kodavimo raktais teoriškai šiuo metu negalėsi nieko nulaužti. Naudojant AES 128 ir AES 256 kodavimą, tu tampi visiškai nenulaužiamas šiuo metu. Tai tokiu atveju tai yra labai saugus, patikimas ryšys. Tai vis dėlto yra nemitas, kad skaitmeninė yra saugesnis ryšys negu analoginė. Mes galim burbulą susikurti, aš taip labai paprastai. Susikuriam skaitmenojimės burbulą ir jame gyvenam ir tą burbulą gal kažkokia ten super duper pasaulinio lygio hakeriai gal ir galėtų per kažkiek laiko įsilaužti? Teoriškai ne. Kol kas teoriškai ne. Tam, kad nulaužti AES 256 rakto kodą, reikėtų pasigūglinti arba pasiklausti ChatGPT. Duotuoju metu, kai žmogus žiūri, ten keičiasi tie laikai, turėtų parašyti, kiek milijonų metų reikia superkompiuteriui, kad galėtų jį nulaužti. Tai gal, nors teoriškai esu kažkur skaitęs, kad kažkas teoriškai buvo nulaužęs AES 256 raktą, bet to niekas nėra patvirtinęs. Tai teoriškai kol kas AES 256 yra nenulaužiamas kodavimo algoritmas. Taip. Gerai, tai dabar mes turim, kaip pasakyti, turim bazę, ar tai būtų analoginė radio ryšio stotelė, ar tai būtų skaitmeninė, turim bazę, nusiperkam, viskas gerai. Su antenom, tai dabar, jeigu šnekant apie priedėlius, kad, kaip pasakyti, paturbinti tą visą radio ryšį, į kokią pusę, į ką mes galim žiūrėti, kokie yra pasirinkimai. Okay. Gal tada grįžtam vėlgi prie tos elementarios fizikos. Tai pagrindinis paturbinimas tai būtų vis tik tai radio stoties galingumas. Taip, reikia žinoti, kad legaliai galima, neišsipirkus savo dažnio, legaliai galima naudoti 0,5 vato galingumą. Bet jeigu mes kalbam apie dieną X, taip, kai reikės to ryšio ir netaikos metu, tai galingumas yra turbūt esminis dalykas, kurio reikės, norint palaikyti tą ryšį didesniu atstumu. Tai tada tokiu atveju ką reikia daryti? Jeigu turim jau šiuo metu pačią galingiausią stotelę, kurią galim turėti, tarkim, ten 10 vatų, tai ryšį patobulinti mes galime išorinėmis antenomis. Galėtume pasiekti didesnį ryšio atstumą, pavyzdžiui, vietoj gamintojo uždėtos tokios trumputės antenos. Įmam, aišku, turi būti ne šiaip kažkoks vielos gabalas, o turi būti tam dažniui pritaikyta, bet didesnio efektyvumo, geresnė antena. Dažniausiai tai galima matyti, kad tai bus ilgesnė. Dedi ilgesnę anteną, kalbi toliau. Uždedi dar ilgesnę anteną, jos efektyvumas irgi bus didesnis, kalbi dar toliau. Šiaip, kad žinoti tą dalyką, kad šiaip uždėsi kažkokią anteną, kuri nėra pritaikyta tam dažniui, tai nepadės. Ta prasme, antena turi būti taikyta tam dažniui. Dėl to irgi praktinis patarimas, jeigu naudojat priešiškų šalių arba, kaip čia pasakyti, netokių draugiškų šalių radio ryšio produkcija, kaip pavyzdys, visos kinietiškos radio stotelės su kinietiškom antenom visą laiką efektyviau veikia UHF dažnių ruožę. Ne VHF, o UHF. Tai, ta prasme, jų efektyvumas geriausias yra UHF dažnių ruožė. Tai negali, pavyzdžiui, VHF antenos užsukti ant stotelės ir naudoti UHF ruožę. Ta prasme, tai visiškai neveiks. Čia galbūt reikėtų dar paaiškinimo, kad dauguma stotelių, kurios yra dual bandinės, tarkim, čia yra monobandinė stotelė, tai yra vieno dažnio ruožo stotelė, ji kalba tik UHF dažnyje. Tai neturi tos galimybės kalbėti ir VHF, ir UHF dažnyje. Kitos stotelės, kaip pavyzdys, ten šita, čia
keletą kitų stotelių. Jos gali kalbėti tiek VHF, tiek UHF dažnyje. Čia yra tokie baziniai dalykai. Tai tarkim, va šita antena, tiek šita, tiek kita, daug iš tikrųjų pas mus skirtingų antenų yra, jos gali dirbti abiejais dažniais. Tai tokiu atveju, kai naudojam dual bandinės antenas, jos veikia abiejais dažniais, bet antenos efektyvumas geresnis yra, kai yra naudojama UHF dažnis. Tai dabar, kaip mes vėlgi filmavom miške su skaitmeninė ir gal pasiekėme apie 2 kilometrus atstumą, jau standartinė pritaisyta antena jau nebesusisiekėm. Tai tada aš turėjau 2 papildomas antenas, turėjau vieną tokią taktinę išlankstumą, ten gal 1,8 m kažkas tokio. Taip, ir buvo dual bandinė antena. Ir mes vadinam liaudiškai botagėlį. Taip. Tai aš užsidėjau tą taktinę išlankstumą anteną ir nesusisiekėm. Tada pakeičiau botagėlį, kuris jau yra tikrai mažesnis, bet aišku šiek tiek ilgesnė negu standartinė pridėta, susisiekėm be jokių problemų. Taip, čia yra dar kitas niuansas, tai yra antenų efektyvumas. Ne visada tai, kas yra gražu ar atrodo, kad labai jau čia ilga antena, tai nebūtinai reiškia, kad jinai bus efektyvi. Irgi svarbu yra labai atkreipti dėmesį, ką perki, ką įsigyji. Tai turi būti gero, žinomo gamintojo antena, tada tu žinosi, kad tos antenos efektyvumas bus tikrai patikrintas ir jį veiks tvarkingai. Nes dažniausiai tos visos ilgos antenos, jos skirtos, taip vadino, būti taktikuliniu. Taip. Tai yra gražiai atrodo, viskas kaip ir ok, bet jos ryšio efektyvumas nėra toks didelis, kaip jos gražiai išvaizda. Taip, atrodo, čia metro anteną išsidėsi, ta prasme, viskas kaip ir gražu, bet iš tikrųjų ten kokia elementari 40 cm antena veiks geriau negu tas metras 8. Taip, šitą dalyką reikia žinoti. Okay. Tai Osvaldai, tada gal keli patarimai žmogui, šauliui, kuris galvoja pirkti radijo ryšio stotelę, apie ką jis visų pirma turėtų pagalvoti prieš renkantis tą dalyką? Ok, tai gal padėsiu labai paprastai. Savo asmeniniams poreikiams reikia pagalvoti, ką veiksit su tom radijo ryšio stotimis. Jeigu tik asmeniniai šeimos reikalai, tai užteks elementarios analoginės radijo stotelės, tam, kad kažkur išėjus ten į mišką, žygį, ar nedaug dievė evakuacija, tau nereikėtų šūkautis minioje ir tu galėtum palaikyti ryšį su savo šeimos nariais. Užtenka pačių elementariausių radijo stotelių. Jeigu naudosi radijo stoteles kažkokiai tai veiklai, tai pirmas ir pagrindinis dalykas, kurį visą laiką visiems rekomenduoju. Eikit pas savo ryšininkus ir klauskit, koks yra ryšio standartas, ką jūs darot, kad ryšininkas patartų, nes šauliškai veiklai ar dar kažkokiai kitai veiklai reikėtų vis tik tai naudoti vieno standarto radijo stoteles, vieno gamintojo pageidautina tam, kad viskas būtų unifikuota, lengva, paprasta suvaldyti. Tai čiagi vėl galima naudoti tas pačias analoginės stoteles, bet tai reikia tada jas papildomai turbūt koduotis balsiniu būdu arba skaitmeninės stoteles, kurias galima užkoduoti taip, kad jau niekas nebegalėtų jūsų pasiklausyti. Ir būtų tiek. Taip. Būtų tiek. Tai jeigu jūs dar turite klausimų iš tikrųjų ir norit sužinoti daugiau apie radijo ryšį ir kokią stotelę geriausiai įsirinkti, tai visą laiką galite užsukti tiek Vilniuje, tiek Kaune į radijo ryšio sistemas, parduotuvės, pasikonsultuoti su specialistais ir jie tikrai padės atsakyti jums visus klausimus. Tai va. Ačiū. Ačiū Osvaldui, o aš jums sakau iki kitų kartų.